Sveiki, draugai. Čia ir vėl aš, Marius Germanas ir Karolis Stasiūnas. Čilinam, bendraujam, gliaudom temas. Ir Karolis šiandien sutiko pasiūlyti temą. Pažiūrėsim, apie ką kalbam šiandien. Jo, tai sveiki visi ir šiandien iš tikrųjų palietėm tokius svarbius aspektus, kodėl moterys yra tokios, kokios jos yra ir vyrai tokie, kokie yra ir kodėl būna skirtingų variantų, ne? Tai su Marium palietėm labai svarbų klausimą, ties kuriuo sutikome nesutikti vienas su kitu. Tai Mariau, gal pasidalinsi savo poziciją, ties kur mes užbaigėm? Aš pasidalinsiu, nuo kur pradėjom. Gerai. Aš padariau postą apie tai, kad pastebėjau tokią tendenciją, kad santykius tvarkyti vyrai imasi tuomet, kai vyksta skyrybos, yra išsiskyrę su savo mergina, su savo moterim ir tada jie jau ieško sprendimo būdų, kodėl tai vyko, kaip tai būtų galima pataisyti. O moteris dažniausiai kreipiasi į psichologus arba coacherius tuomet, kai dar yra santykyje, kai jaučia, kad yra problema ir tuomet stengiasi kažką daryti dėl santykių. Ir šičia mes nesutikom su Karoliu apie tai, kad Karol, jeigu pataisyk, jeigu klystu, bet tavo pozicija buvo apie tai, kad yra taip, kaip buvome užauginti, apie auginimo programą, tai bus conditioning. Tiesiog, prisimenu, kaip pasakė lietuviškai galvoju. Ir tą prizmę. Tai ten toje vietoje, kur, kaip pasakyti, Marius pasakė, jog vyrai, renkasi, jog, kaip sakyti, jie po beisbolo lazdą lenda gyvenimo, o moteris bando išlaikyti. Tai mano pozicija buvo tokia, kad šitas mechanizmas, kad tau reikia smūgio gyvenime, kad tu pradėtum rūpintis šeima, yra atėjęs iš programų, kurios, padarė tave tokį, kiek tau galima kartoti, vis tiek nesupranti. Tai maždaug tokią programą įdiegta, kur, ta prasme, tu atrodo žinai, kaip ir reikėtų, bet tu ir nedarai. Ir antras layeris to, galbūt net fundamentalus, tai būtų šeimos vertybės. Nes jeigu vyras auga be šeimos vertybių, ir mes kalbėjom apie taisymą ir apie prižiūrėjimą su Mariumi, ir va čia pas mus daugiausiai išsiskyrė tas kontekstas, kaip mes žiūrime į tai. Tai mano pozicija buvo tokia, kad vyras ar moteris, nesvarbu, užaugintas su šeimos vertybėmis, puoselėjant vientisumą, puoselėjant vienas kito puoselėjimą, patį faktą puoselėjimo, jisai moka prižiūrėti daržą. Tai vienas dalykas yra pasodinti sėklą, antras dalykas yra žinot, ką daryti po to. Tai kai nėra šeimos vertybės, mano pozicija buvo, kad vyras, ta prasme, automatiškai tada tvarko, nes nelieka kito varianto. Nes taipogi palietėm dar fundamentalų faktą, kad ką tu čia tvarkai toj visatoj, kai čia viskas yra tvarkoje savo vietoje ir pokytis, evoliucija vyksta natūraliai. Tai ir va čia buvo ta mano pozicija, tas, kurią aš su Mariumi sustojome, jog tiek moteris gali būti sėkminga, sprendimus daranti, problemas sprendžianti moteris vietoj to, kad jinai kalbėtų apie problemas, ir lygiai taip pat vyras gali būti labai empatiškas ir dalyvauti, sakykime, suteikti tokį emocinį, tokį šilmą, saugumą, kad, tai būtų taipogi kaip ir motiniška savybė. Okay, tai dabar pirmą norėčiau atsakyti į tavo pastebėjimą apie tai, kad turime gauti iš beisbolo lazdos tam, kad pradėtume kažką taisyti. Teisingai taip įvardinti. Tai čia gal... Čia taip komentarą perskaičiau po mano komentarų. Čia gal nėra taip, kad gauti iš beisbolo lazdos, tiesiog pirmuose santykiuose vyrai dažniausiai tiesiog ir moteris neturime žinių apie santykius. Tai būna tiesiog gyvenimas iš programos ir tai, kad yra problemų santykiuose, net tuomet, kai šeima rūpi, mes tų problemų negalime įvardinti arba net neįsivaizduojame, kad tai yra problema. Tol, kol grįžtam namo valgyti padarytas, sąskaitos apmokėtos, viskas kaip ir blogai, bet jau tas blogai toks, mes jau pripratę prie tokio blogai, nes visi taip gyvena ir yra normalu. Visi taip normaliai gyvena. Tai šeimos vertybė. Tai čia, kai negali įsivardinti, kas tau gerai, ir pavyzdžiui, santykiuose būna, ir dabar dirbant su santykiais, aš žinau, būna momentų, kur, pavyzdžiui, jaučiu, kad kažkas negerai, bet neįsivaizduoju, kas negerai. Negaliu įvardinti, kokia yra problema. Toks tipo, jaučiu, kad kažkas prasilenkia,
Ir žinau, kad tada reikia sėsti ir turėti sudėtingą pokalbį su savo mergina, nes jinai man negali užvesti ant kelio tam, kad aš įsivardinčiau ir suprasčiau, apie ką čia pas mane dabar tas nesupratimas. Lygiai taip pat būnant ištekėjus, vedus, net tuomet, kai rūpi šeima, galima neužčiuopti tos problemos iki tol, kol yra per vėlu. Tai va šičia manau, kad gal tu dabar, kai davei tą pavyzdį, aš truputį kitų kampų, ta prasme, supratau tada iš kur tu atėjai. Ir dabar gali... Jo, nes fundamentali įtaka, Mariau. Tai jeigu tu, tai, ką tu dabar papasakojai, yra variantai, kur arba tu turi šeimos vertybės, kurios, pavyzdžiui, kaip mes, tarp kitko, kaip mes apibūdinam šeimos vertybės? Tai va tai yra tas vienumas, bendrumas šeimos, ne? Atvirumas, komunikacija, atvirumas, komunikacija, skaidrumas, nuoširdumas, visi šitie dalykai sueina į komunikaciją. Ane? Tai prasme, visos šitos vertybės, tas kokybiško laiko praleidimas, vienas kito statymas, pagalba, visokiojopą. Tai čia yra partnerystė, tai yra santykiai, tai yra partnerystė ir tai yra šeimos vertybė. Pavyzdžiui, paimkime brolyje, atsidavimas, neišdavimas ir panašus dalykai, ne? Tai prasme, kokie būna kampai, kaip galima į tai pažiūrėti. Tai, jeigu žmogus auga be to, arba su pavyzdžiu, kur moteris engia vyrą, pavyzdžiui, sakykime, vyras auga su pavyzdžiu, kur mama engia vyrą, negerbė jo nuomonės, o jam, kad apsiginti savo orumą, nemokant emocijų reguliuoti, jisai pradeda konfliktuoti ir veliasi į žeidinėjimus, žeminimus ir dar gal kokį girtuokliavimą. Tai automatiškai toks vyras, jisai gali išeiti į gyvenimą ir nežinoti, kaip reguliuoti savo emocijas su moterimi. Ir jeigu jisai bus traumuotas pykčio, jisai gali būti uždaras, tai nereiškia, kad jame nėra pykčio. Matai, šičia ir kyla tokia problema, kur mes naudojam žodžius, kuriuos mes suvokiam iki savo gilio. Ta prasme, ta pati šeima, šeimos vertybė, atvirumas, jautrumas, visa kita. Tai nėra taip, kad tie žmonės, mes tai suvokiam, jeigu aš tai suvokiu iki 1 aukšto, tai aš iki tiek ir naudoju. Jeigu aš tai suvokiu iki 6 aukšto, tai aš galiu iki 6 aukšto tai ir naudoti. Ir tai yra žmonės, kurie tame santykyje, jie negali pastebėti apie tai, ką mes kalbam, nes jie tiesiog pastebi ant siauresnio diapazono, negu mes tai galim pastebėti ir įvardinti. Ir iš to kyla problema. Ne dėl to, kad jam pochui ant to šeimos, o dėl to, kad jisai net nemoka, kad jam rūpėtų tiek toli ir tiek daug. Niekada nebuvo pasakyta, kad kažkam yra kažkas pochui, nes aš labai abejoju, ar gali būti realiai, fundamentaliai toks dalykas kaip pochui. Čia, man atrodo... Čia tiesiog... įdomu, iš tikrųjų. Man atrodo, eskeipizmo įrankis. Vengimo, gali būti. Tiesiog eskeipizmo modelis ir tiek, nihilizmas prasideda ten paskui ir visi kiti, bet ne apie tai. Tai jo, ta prasme, čia nebuvo minėta jokio pochui, tikrai, nei iš mano pusės, nei iš tavo, ir čia yra svarbus momentas, kur tu sakai, kad tie lygiai yra, tai čia tavo pasiruošimas, kiek tu nersi, kiek tu esi pasiruošęs nerti, čia tavo realiai, ta prasme, kaip mes su tavim sėdėjom, skaityk, netoli pusę metų, ir turėjome tikrai intensyvius pokalbius, kur būdavo ir vengimo, ir neigimo, tačiau buvo atvirumas faktams. Aš taip nemanau, bet žiūrėk, yra tokie faktai iš kitos pusės, aš taip pažvelgsiu. Taip, tai va šičia mano postas buvo apie tokius santykius, kur žmonės dar nėra susidūrę su šitais reikalais ir apie gilį ten nėra pokalbių. Ta prasme, žmonės supranta apgraibom, kas yra santykiai ir iš ko jie susideda. Kiekvienas savo gilis. Jo, tai kai tokie santykiai, tai dažniausiai žmonės taip veikia, kad vyrai taiso po fakto, moteris dar būdamos santykiuose kreipiasi kažką daryti. Nes aš puikiai iš savo patirties žinau, kad, sakykime, 6 metai atgal, coacheriai ir psichologai man buvo šamanai, šarlatanai ir nesuprantamas dalykas. Mano, kaip čia pasakyti, požiūris buvo, arba tu durnas, arba tau nereikia jų. Kokio velnio tenai, ką jie tau pasakys, ko tu pats nežinai. Ir tol, kol neatsitrenkiau normaliai su galva į sieną, tol nedaėjo, kam tokie žmonės yra reikalingi ir kam tos profesijos yra sukurti. Bet čia buvo mano, net nežinau, kas čia, ignorance, bukumas,
Nežinau, net rimtumas. Rigidity, nelankstumas, neteisybė, galbūt kažkokia, Ir žinai, toks pasaulio matymas. jo, neteisingo pasaulio formatas. Jo, žinai, tipo, va, tu, kaip pasakė, aš dabar irgi prisiminiau, kad pas mane buvo periodas, kur, pavyzdžiui, kad daktarė Žiuzana buvo mano pirma mentorė, sakykime, taip oficialiai, nekalbant. 21 metai. Realiai. Ir, ta prasme, gyvenimą, verslą, viską, nėra ką lyginti, ta prasme, O kur... kokia tavo nuomonė buvo apie psichologus ir apie Tai vat, iki avarijos? Ar net Žinai, aš nepasakysiu, kad konkrečiai turėjau kažkokią nuomonę apie tai, bet atsimenant, atgeneruojant atmintį, ne, galiu pasakyti, jog turėjau visada tokį požiūrį, kad visiems kažko reikia. Ir tai, ko reikia gyvenime, jie tai pasiema. Tai jeigu jam to reikia, jeigu jam reikia gerti, jisai gers. Jeigu jam reikia to, jisai gaus tai. Ir ta prasme, aš visada turėjau tokį požiūrį. Ok, tai lankstesnis negu aš. Aš visada labai lankstus buvau, kas liečia, kaip sakyt, matai, aš turėjau iš ankstyvam amžiui išmokti būti neteisus, tam, kad galėčiau būti teisus. Ta prasme, kad galėčiau abiejų polių patirtį turėti, ne? Kad žinoti, ką reiškia ir tai, kad va, tu klydai, tu tikėjai tom, bet tu klydai, ne? Ir kaip, nu, toks vat, augimo šuolis, žinai, čia kaip, sakykime, sportininkam būna, tai kai 17-0 ar ten 30-0 ir bam, priklijuoja vieną pralaimėjimą, kai tu nemoki pralaimėti, žinai. Ir tai vat, kaip tu su tuo susikaupinsi, tai pas mane tas buvo. Bet žinai, buvo vienas momentas, kur aš labai dėl mentorysčių turėjau tam tikrą poziciją, tai, ta prasme, kas per mentorystę, jeigu aš tau turiu mokėti už tai pinigus? Okay. Pas mane buvo toks požiūris, kad, ta prasme, jeigu tu mentorius, tu matai manyje kažką, dėl ko tu mane mentini. Kaip galima tai nupirkti? Okay. Ir paskui tik tais pasikeitė pas mane tas suvokimas, kas yra mentorystė. Ta prasme, tai, žinai, kai tu imi, kaip ten sakydavo anksčiau, žinai, po sparnų kažką ir kartu augate, žinai, ir tu jam padedi, ten, sakykime, tu esi pranašesnis versle, tu ten sukūri galimybės, jam duodi, žinai, kaip sakyt, duodi tą fertilizerį, tą, žinai, tas trąšas, ne, kurias tu užsiauginai aplinkuse, kurias tu gali imti ir dalinti, žinai. Tai, ta prasme, tai yra mentorystė, tai yra draugystė, tai yra partnerystė, mano požiūrio, ne? Tačiau tuo pačiu metu aš kai atkreipiau dėmesį, kaip aš pats dirbu su žmonėmis, kaip mano santykiai su klientais baigėsi arba su ten kažkokiom ten laikinom pažintim, aš supratau, kad ta prasme, tai yra tiesiog toks, kas tu esi. Tas metu arba duodi, arba ne. Tas mentorystė man tai yra tiesiog dalinimasis tom, ką tu turi. Ir toliau ten yra terminai, ten gali tau pasakyti, ką padaryk, vaik, ten kiekvieną dieną po 50 postų daryk, ar ten dar kažką, žinai, čia nesvarbu, ar ten nerk į šaltą vandenį ir ten 3 kartus apsiverks aukštielnikas, nesvarbu. Esmė yra, kad tai ir yra būtent tas, mentorystės formatas, ne, kur tipo mes dalinamės. Tai aš manau, aš tai darau su visais tiek klientais, tiek žmonėmis, kurie kažko paklausia. Šiandien pradėjom nuo santykių, baigėm mentorystę. Na, bet tai posto tikslas ir buvo apie tai, kad apie pokytį, apie psichologiją, apie visą tą, žinai. O psichologija, žinai, dar ką visą laiką galvodavau apie psichologiją, tai kad jeigu vientisai tik psichologija, ne? Tai kad labai freimintas dalykas. Pats. Ir uždeda tokią, pavyzdžiui, čia Linkolno universitete studentas, aš pats netikrinau to fakto, bet man studentas, kuris 3 kurse metė, tai jisai pasakė, kad ten vos ne palei vieną modelį, palei vieno žmogaus modelį yra daromi mokymai ir vienu žodžiu, jokie kiti variantai nėra net aptarinėjami. Ta prasme, net neaptarinėjama yra. Tai žinai, tipo viskas gerai, kad galbūt ten su to vieno žmogaus mokymais ten tam lygi, sakykime, ne? Bet tai bent palik erdvės diskutuoti apie kitus galimus variantus.
Nu, bet jeigu tu paliksi erdvės diskutuoti galimus variantus, tai sulaužy sistemą. Tada parodys, kad tai neefektyvu. Ir vėl bus nenaudinga. Ir vėl nenaudinga. Nu kaip tai? Jį galima padaryti naudingą, kad būtų visiems. Faktas, kad galima, dėl to ir darom. Nu tai va būtent. Tai va, gerai. Ką Mariau, buvo puikus pokalbis ir tikiuosi tiem žmonėm, kurie žiūrėjote šį pokalbį, jisai patiko, nes mes tikrai su Mariumi visada sėdame ir bendraujame atvirai apie visas temas, kas vyksta tarp mūsų, kas vyksta versle, kas mums aktualu. Ir ta prasme, tą patį darome su savo klientais, su savo bendruomenės nariais ir dirbam, kuriam kartu. Tad prisijung prie LDK bendruomenės, prisijung prie sporto ložės bendruomenės, pafollowing Marių, pafollowing mane, parašyk, paskambink, varom kavos, dirbam, judam, darom. Okay? Tai dėkui visiems. Mariau. Pirmin. Teisingai Karolis įvardino, visi yra kviečiami prisijungti ir prie LDK bendruomenės ir sporto ložės. Pafollowinkit ar tiesiog parašykit, paklauskit, bendraujam, nes bendruomenė yra kuriama ne tik dėl mūsų, nesauja daro, mes norim, kad žmonės patys judėtų, darytų, matytų informaciją, dalinamės tiek, kiek turim, tiek ir duodam, o toliau žiūrim, kas gaunasi, gal atrasim bendrų idėjų, bendrų sinergijų ir žiūrėsim, kas toliau iš to gims. Tai tiek šiandien ir iki kitų kartų. Viso.